Sveiki, esu Ugnė Šimkūnaitė, buvusi Utenos kolegijos studentė, taip pat Eugenija Šimkūnaitės labdaros paramos fondo stipendijatė, o šiuo metu esu Utenos turizmo informacijos centro vadybininkė, darbuotoja. Aš baigiau turizmo ir viešbučių būtent administravimą Utenos kolegijoje. Niekada neplanavau studijuoti turizmą. Kai aš buvau pradinukė, mano mama studijavo Utenos kolegijoje mediciną. Ir jinai kartais mane vesdavosi į paskaitas kartu, nes neturėjo kur palikti, arba į biblioteką kartu vesdavosi. Ir jinai matė, kad yra turizmo studijos. Ir jinai sakė, Ugne, kai užaugsi, galėsi studijuoti. Ir aš sakiau, jokių būdų, ne, nesąmonė. Ir taip jau atsitiko. Gyvenimas taip susiklostė, kad niekada nesakyk ne. Ir taip aš įstojau netikėtai, iš tiesų buvau atėjus tiesiog pasiklausti, ar pavyktų man studijuoti, gal parekomenduotų kažką, ką studijuoti. Bet baigęs taip, kad aš dar tą pačią dieną įstojau ir studijavau. Iš pradžių gal taip šiek tiek nenoriai, bet po to gavau valstybės finansavimą, pamačiau, kad labai grupiokai patinka, sutarėm, dėstytojai labai patinka, tai ta motivacija vis kilo. O kai pradėjau visokiose visuomeninėse veiklose dalyvauti, renginiuose, projektuose, tai tas atrodo 4 metai, kur turėjo trūkti labai ilgai, prabėgo akimirksnė. Kai pati esu gimus Utenoje, augus Utenoje ir aš jau per tos visus gyvenimo metus mačiau, kaip Utena keičiasi, kaip atsiranda parkai, mačiau, kaip atsiranda informaciniai stendai, kaip atsiranda įvairios pramogos, lankytiniai objektai, jie išskiriami, pažymimi kažkaip. Ir tas toks matymas, kad miestas tobulėja, nes šiaip Utena, kadangi yra pramonės miestas, tai visi ir žino. Utenos trikotažas, mėsa, alus ir pienas. Pagrindiniai tokie. O kažkaip atrodo, niekada nesusimastai, kad tokiam miestelį pramonės gali vykti turizmas. Bet kai yra atsakingi žmonės, kurie dirba, stengiasi, investuoja savo laiką, savivaldybė savo lėšas investuoja, ir matai tą progresą, tai visada norisi visiems, atrodo, eiti ir pasigirti. Žiūrėkit, čia Utenoje yra tas veikti, Utenoje yra tas veikti, Utenoje yra tą ir tą paveikti. Tai labai smagu. 2022-2023 metais tapau Eugenijos Šimkūnaitės labdaros paramos fondo stipendijatė. Buvom su dėstytoja daktarė Ramutė Norkūnienė, nusprendę, kad turbūt pagrindinis tikslas bus skleisti tą žinią, kad Eugenija Šimkūnaitė kažkada gyveno Utenos rajone, kad jos atminimui yra įrengtas labai gražus Giesės vyšnių sodas ir kad turbūt reikėtų kažkaip tai įprasminti, sukuriant maršrutą. Tada keliavau į būtent Utenos gimnazijas, aplankiau 3 gimnazijas, susitikau su moksleiviais, jiems pristačiau tos maršrutą tiksliau. Ir iš tiesų jiem patiko. Ir labai smagu buvo matyti, kad tie, kurie žinojo apie Eugeniją Šimkūnaitę, tai jie labai susidomėję klausė vien dėl to, kad gal išgirs kažką naujo, o gal išgirs tai, ką girdėjo. Ir moksleiviam tas labai patinka, kad aš jau šitą žinau ir gali pasigirti. O tie, kurie nieko nežinojo, galbūt net nežinojo, kad tokia asmenybė kažkada gyveno arba tiesiog girdėjo yra, jiem buvo naujovė, susidomėję klausė, daviau pildyti anketas, po to tyrimą atlikau. Po to suorganizavom protmūšį. Protmūšis buvo, žinoma, susijęs su Eugenija Šimkūnaitė, jis susidarė iš 3 etapų, lengvų ir sunkių klausimų ir vaizdinių klausimų. Ir nugalėtojų komanda, tai būtent buvo iš Dauniškio gimnazijos merginos, važiavom būtent šio maršruto. Ta tokia kelionė gavosi iš tiesų įsimintina ir tikrai verta pravažiavimo ir atrodo, kad ir gal visą dieną mes paaukojom, čia kiekvienoje vietelėje sustodami, pabudami, bet diena neprailga ir visi buvo labai patenkinti. Mano tėčio tėtis yra kilęs būtent iš Tauragnų. Tai visiems tie ryšiai kažkokie su Tauragnais yra. Ir tėtis pasakoja, kad yra tokia Šimkūnaitė, panašia pavardė kaip tavo, gimusi tą pačią dieną kaip tu kovo 11. Ir jis man tai sakė. Ir aš žinojau, ir kažkaip gyvenau su tą mintim, kažkokia moteriškė kažkada gyvena ir liuks. Tai po viso to, kaip sakau, pasidomėjimo plataus, aš ją pamačiau kaip naują asmenybę. Tiesiog ne tik kad žolininkė, bet dar ir daktarė, vaistininkė, labai geros širdies žmogus, labai tokia tikrai gera širdė, kuris su visais visko dalinasi, ko iš jos išvaizdos niekada nepasakytum. Tokia, atrodo, pikta moteriškė, visada tokia niūri, ne tai kad niūri, bet
grubi, va, labai geras žodis, grubi. Tai tokia grubi moteriškė, o pasirodo, jinai labai gerietė buvo, jinai net savo tėvam anksčiau priklausiusią žemės padovanojo Tauragnų mokyklai. Ir ta istorija, jos visą sužinota, kaip jos gyvenimas klostėsi, kas po ko vyko. Atrodo, visi tokie žinomi žmonės kažkaip, žinomi tiesiog dėl to, ką jie padarė, bet pasirodo, jinai turėjo nelengvą gyvenimą. Daug praeit turėjo tai, kad tam, kad pasiekti tai, kuo jinai tapo. Aš manau, tas nematerialus turtas yra be galo svarbus, nes tai, kas materialu ir taip, aišku, galim paliesti, pamatyti, o nematerialus ir ypač toks kaip Šimkūnaitės atminėjimas, kad ir tos vaistažolės yra be galo svarbu, kadangi jaunoji karta jie mažiau tokiais dalykais domisi, nes jiem nėra poreikia. Tiesiog, į vaistinę, nusipirkai tablečių, pasveikai. Labai paprasta. O galbūt nebūtinai reikia kišti tą cheminį maistą į savo kūną, kad kiek atsimenu, tiek mane mama vesdavas vaistažolių rinkti. Ir mes labai visada pavasarį šalpusnės renkam, tikrai visada čebrelis renkam, visada mėtas. Tai tokios, kur liepžiedžiai, medetkos, ežiuolės, pagrindinės tokios, kur padarai miksiuką visų vaistažolių, toks imuniteto stiprinam ir žiemą geriam. Ir tas atsirado tikrai nuo vaikystės, nes atsimenu ir tėtis, važiuodavom su tėčiu, pavyzdžiui, jis grybautų, aš vaistažolius renku. Čebrelius kokius skinu, liepžiedžių priskinu, kol jis ten grybauja. Su teta važiuojam dažnai vaistažolių renkti, nes vyresni žmonės, jie pripratę renkti vaistažolės, jie apie jas daugiau žino. Ir kai tu esi jaunas, arba tu turi atskirai domėtis, ant kokią knygą skaityti ar internete naršyti, arba tu iš vyresnių žmonių mokais. Tai kažkaip tas supratimas, kad vaistažolė naudinga, kad jinai auga kažkur šalia kelio prie pat namų galbūt, ar ten kažkur pavažiavus toliau, atsiranda būtent iš jų. Tas suvokimas, kad viską gali pasiimti vaistukų nuo žemės praktiškai. Ir tada ta tokia atmintis Šimkūnaitės niekada nepradingtina iš esmės.